Sveiki, mėlyje, štai jau pradedu dabar šitą vlogą naują ir truputį mes pamiršom vlogą šiandien. Nefilmavom kaip išėjom, jau čia mūsų antras reikalas ateiti į šią kavinukę, bet nefilmavome, kaip buvo pirmas reikalas. Pirmiausia, mes nuėjome į miško veterinarijos kliniką dėl to, kad Kiviui reikia tabletės nuo erkių ir kirmėlių. Tai dabar duosim nebe Bravecto, gal kas prisimint, kad mes duodavom Bravecto. Dabar duosime nebe Bravecto, nes sakėm, pamaišus jos yra geriau, jeigu ne tą patį visą laiką duosiu, tai didesnis saugumas, plus šitą tabletę, kur duosiu, jisai bus trumpesniam laikui, bet jinai taip pat saugos Kivį nuo širdies kirmėlių. Tai va, o dabar mes po to nuėjom, kaip aš dabar pasakot, taip, atsimeniau, atėjom mes į tą kliniką ir buvo uždaryta, nes pagal kvietimą, padauginęs gerokai, pagal kvietimą iškvietė pas kažkokį pacientą, o pacientai, kaip žinot, yra gyvūnai, tai nebuvo veterinarės, tai mes dabar gal vėliau nueisim dar pažiūrėti. O dabar kavos išgėrėm, aš vieną kibiną suvalgiau Alytaus kibininiai, baras Alytaus kibininė. Ir mes dabar čia eisime kaip visada į centrą ir tenai reikia užeiti į biblioteką. Tai va dabar taip ir eime. Dar kartą sveikinuosi dabar iš namų, kai dabar yra maždaug po 1 kažkiek valandų. Ir aš neturiu lęšių, tai jeigu prisimerksiu žiūrėdama į kamerą, tai jūs supraskite, kad aš be lęšių, akinių irgi neužsidėjus. Tai va, tai dabar, aš tada rodžiau, kai buvome kavinėje ir mes daugiau nieko iš tos dienos nenufilmavome. Šiandien vėl bandysim laimę ir vėl eisime pirkti tabletės pas veterinarą. Gal į veterinarijos kliniką, kur dirba tokia moteris visai faina, ir galbūt šį kartą nebus išvykę pas klientą, pacientą, tai gal rasim ir nupirksim Kiviui tabletę. Taip pat dar turime nueiti į autobusų stotį, nes ten yra paštomatai ir tenai yra siuntinukas. Tai irgi grįžus truputį vaizdo įrašas nutrūko, nes paskambino man tokia močiutė, kur aš pas ją ką tik buvau, ir pasakė, kad palikau akinius, tikrai palikau akinius ant sofos. Aš prisimenu, kad jau su akiniais. Tai va, tai žiūrėjom nuotraukų albumą pas tą senutę ir tiesiog aš su akiniais nematau, nes jie į tolį ir aš juos pasidėjau ir pamiršau. Gerai, kad telefoną parsinešiau iš vis. Telefoną beveik neįmanoma pamiršti, pastebėjau. Jums turbūt taip pat. Tai va, tai ką aš norėjau sakyti, eisime, taip, siuntinukas bus siuntinukas, kuriame ten yra kelios prekės, gal 3, tai vienų nerodysiu, nes ten labai negalima rodyti tų, o kitus 2 siuntinius parodysiu. Bet pirmiau reikia nueiti į autobusų stotį, kur yra Maxima, ir būtent toj Maxima yra paštomatas, Smart Posto paštomatas, Itela, ir ten, kur ant durelių kodukai. Tai va, tai dabar, jeigu jums įdomu, kaip čia viskas vyksta, jei norėsit pažiūrėti, ką aš pirkau, tai sekite toliau, žiūrėkite toliau šitą vlogą. Štai mes jau einam. Pirmiausia, aišku, į veterinarijos kliniką, nes mum arčiau, o paskui stoti, tai praeisim kliniką ir daeisim į stotį. Dabar vyras užrakins duris. Mes truputį palaukime ir dabar galime jau eiti į lauką. Pas mus yra telefonspinė, tai va parodysiu. Nesimato. Toks parta ar kažkaip panašiai. Maišiukų turiu, viskas gerai. Galim keliauti. Mes eisim čia Kivį. Na, va dabar išėjom į kiemą, saulė šviečia, oras geras, ne per karšta, ne per šalta, labai super oras. Ir labai patogu, smagu pasivaikščioti, o dar vėjelis plaukus pakedena, o Kivi žiūrėkit kaip lekia. Pirmas ant ilgo ir laimingas iš pradžių lekia, o paskui jau slenka.
jisai dabar labiau pavargsta, nes jam jau bus lapkričio 22 diena, Kiviui bus 8 metai, tai jau nelabai jaunystė pati. Tai va tai, ta tabletė, kurią jums bus nuo erkių, nuo babeziozės, kad neužsikrėstų, tai kai erkė įsikanda, jinai nugaišta ir nespėja užkrėsti. Ir taip pat jinai dar turi kitą, jau kakos kivis, turi kitą funkciją nuo širdies kirmėlių. Tai čia irgi labai geras dalykas, nes mes niekada dar Kiviui nedavėm nuo širdies kirmėlių. Dabar daviau vyrui vesti Kivį, nes mes jau beveik atėjome. Noriu parodyti, bet ten būtų autobusų stotis, nesimato už krūmų. Čia jau turim užlipti, išeiti, ateiti iš kitos namo pusės, kur ne laiptinės, nes įėjimas yra tiesiog įėjimas per balkoną. Čia reikia eiti pievą, nes šaligatvį nepadaryti. Ir va štai, ten turbūt jau matot, o ir Kivis eina visai nesipriešina, nors jam ten baisiai daro tyrimus, kai darė, tai buvo baisu, pasakojau aš. Ir va dabar ateisim tuoj ir va tokiais laiptais, ne laiptais, ką aš čia sakau, tokiu takeliu. Čia padarytas šaligatvis iš ten ir mes atėjom iš krašto. Ir va, čia yra miško veterinarijos paslaugų. Ir mes dabar čia užeisime. Štai nupirkom NextGard tabletę Kiviukui, čia mėnesių laiko. Jis labai nori, nežino, kad čia skanu, mes jam sakėm. Ir patikrinsim, ar tikrai tai bus skanus. O čia panašu į skaniuką iš formos. Nu, savo kramtė ir neįspjovė, nei kiek viskas gerai. Tai va, dabar apsaugotas mėnesį nuo erkių ir nuo širdies kirmėlių. Štai. Tai palaukit, einamės jau. Viskas, turim. Kiviukas mūsų laukia pririštas ir dabar labai cypia. Pasiilgai? Ai. Štai grįžome iš veterinarijos. Kaip matėt, Kivis valgė skaniai tabletę nuo kirmėlių ir erkių ten kartu. NextGard. Ir taip pat buvom užėję į stoties Maximą paimti, taip pat matėt, paimti siuntinuką. Ir dabar, aš kaip sakiau, bus čia 3 prekės. Tai vienos nerodysiu. Nu, aš galiu pasakyti, ten daugkartiniai moteriški higieniniai įklotai ar paketai, nežinau, daugkartiniai. Tai jie yra čia, tai taip ir parodau, tai daugiau nerodysiu. Ir štai dar yra 2 kitos siuntos, kurias noriu parodyti jau tikrai jums. Tai pirmiausia, pradėsime nuo to, kas tikimybė didžiausia, kad tiks. Tai yra štai tokios šviesius kelnytės. Tokios štai. Tai tokios kelnytės, jos man bus kaip tik, nes kaip matot, gerai atrodo. Tai tokios, gal tikėjausi spalvos rudesnės, tokios kavos spalvos, tamsiai rudos ar kakavos. O čia tokia kreminė, vos tamsesnė negu kreminė. O kita, tai labai bijau, kad netiks, nes labai norėjau tokio drabužėlio, kadangi ketinu išmesti savo kelnes vienas, nes jos tiesiog susinešiojo. Tai čia yra džinsai, į kuriuos greičiausiai, kaip žiūriu, turėčiau netilpti. O dabar, žinot, ką padarysim? Apsisuk. Ir štai matot, kelnes yra per mažos, nesueina, bet nedaug trūksta. Tai kaip ir, kadangi aš kaip ir sakiau, metu šiuo metu svorį ir esu sukračiusi 4 kg, tai tikiuosi, kad ir toliau taip seksis. Ir šitos kelnes bus geros, galbūt žiemą. Matot, jų toksai galas yra patamsintas ir jos man dydžio kaip tik. Su kėdais gal biškį trinsi žemė, bet taip man gražu. Ir dabar ką dar? Dar parodysiu tas kitas kelnes, todėl
Apsisuk. Štai šitas yra geras. Kaip matot, raištelį aš neustraišėjau, bet čia paprasčiausiai reikia užsirišti raištelius. Jas yra su guma, todėl taip ir tinka. Čia aišku, tie raišteliai, tai čia, kai ant viršaus, tai, na ir irgi ilgis truputį gal per ilgas, bet kai didesnis dydis, tai ilgis būna ilgesnis. O juk storuliukės irgi būna trumpesnio, žemesnio aukščio, ūgio, ne aukščio. Tai va, tokios prekytės. Kai vedu kivį ryte, tai apsiaunu kroksus, tokius geltonus ryškius, bet man tai patogu ir aš nekreipiu dėmesio. Nors plaukai dar šlapia, bet vis tiek vedu kivį, šviesos koridorių negesinu, nes grįšim labai greitai. Nes čia tik trumpam išeinam, tik reikalų atlikti. 10 minučių neilgiau. Ir dėl to išeinu, nežinau, bus šalta gal, ankstyvas rytas. Va, į lauką mašinos važiuoja, visi varo į darbus, nes jau kokios 8 yra, nu žodžiu, neblogas oras, iš tikrųjų taip nėra karšta ir nėra šalta. Turiu išjungti, nes eisim per kelią. Labai retas, kuris žmogus rytą pradeda be kavos. Taigi aš irgi darausi puodelį kavos. Nors jau šiandien geriau, bet aš geriu ne vieną, kadangi tai maždaug sudaro pusę puodelio normalaus kavos. Vienas šitas puodelis, kurį daro aparatas. Tai darausi antrą puodelį kavos. Ir štai ką aš turiu. Tai yra Ceilono cinamonas, o kai būna parašyta Ceilono, tai yra tikrasis, nes cinamono būna netikro, apgaulė tokia, rašo cinamonas, bet ten būna netikrasis. Ir štai tiek ant šaukštelio paimu cinamono ir įdedu į kavą. Kai baigs daryti, aš išsimaišysiu ir pravėsus gersiu. Tai va, tai tokia kava tam, kad greitintų medžiagų apykaitą. Kiekvieną rytą, kai būna be 5-8, tai 5-8 teko pagalvoti. Aš paimu štai tokį purškalą skirtą šunims. Reikia jį purkšti į burną, bet aš purškiu į dubenėlį dėl to, kad kivis neleidžia purkšti į burną. Žodžiu, priešinasi vis kiek galėdamas. O dubenėlį jisai išlaižys. Ir aš žinau, kad kivis išlaižo ir tada tas skystis neleidžia, žiūrėkit, kiek mažai idėjų, neleidžia bakterijoms klestėti burnoje. Tik tai tiek kivis gaus. Nes šitas maistas labai sotus, čia sausos, šalto tai yra spaudimo. Ir štai tik tai tiek yra pusryčiai. Mane atgaila kivio. Taip, aš padedu, jisai vandens turi dar. Šiandien tik įpyliau šviežias. Ir dabar skanaus kiviukui. Kivė, skanaus. O kai būna 8 valandos ir po 8:30 taip pat 2 kartus. Tai pirmie yra lašai kiviui. Tokie, jie vadinasi lagrinet. Štai tokie, mes susirašė pirmi. Ir gal jau minėjau, kad mūsų šuo turi kataraktą ir dėl to jam reikia lašyti šitus lašiukus. Tai ryte 2, palauktų. Ryte 2 ir ryte abeji. Aš jį tik tai su skanėstais priverčiu leisti sulašyti lašus. Ir dabar žiūrėsim, ką toliau dar jums parodysim, aš iš tikrųjų nieko nesuplanavau. Kivi, op, ateik duosiu. Op. Mama labai gražu, kaip kivis tarnauja. Tai va, tai taip, sulašinam lagrinet, po pusvalandžio lašinsim lakristal. Mes susirašė, kad tai yra numeris 2. Bet kaip lašintam,
Antrus aš jums neberodysiu, nes tai lygiai tas pats. Na ką, mėlyje, daugiau nieko neparodžiau štai kėvį, dar biškutį parodau. Ir kaip ir vlogas baigėsi, na tai nelabai noriu užtęsti ilgesnį daryti, dėl kažko geriau pradėti šiandien jau filmuoti ir kitą. Tai kaip mano įprastai vlogai, gal jeigu pastebėjote, yra apie 15 minučių, tai dabar paskutinę minutę pakalbu ir baigiu vlogą. O pakalbu apie tai, kaip galite jūs prisidėti prie viso šito vlogų kūrimo. Tai pirmiausia, žiūrėkite mano vlogus. Tai mane skatina juos kurti ir toliau. Galite palikti patiktuką, būtų labai gerai, kad paliktumėte patiktuką. Taip pat galite pakomentuoti po komentarus. Jeigu komentarai nėra nenormalūs, aš į juos dažnai atsakinėju. Kartais jūs pakomentuojate, kad paklausėte, kur tos pirmos suknelės, kaip pavyzdį, pirmos suknelės koduką. Aš iš tikrųjų tokius komentarus neatsakau dėl to, kad man reikėtų peržiūrėti visą vlogą iš naujo, pažiūrėti, kur ten pirma suknelė, tada nueiti į programėlę, iš kurios aš perku ir taip pat susirasti tą pirmą suknelę ir rasti tą koduką, tada vėl copy-pastinti. Žodžiu, labai nemėgstu klasvertis po tokius dalykus, todėl to nedarau. Taip pat galite prenumeruoti mano kanalą, irgi labai gerai. Ir taip pat galite paremti Contribui.com platformoje. Ir taip pat, žinoma, paskutinis dalykas, kad galite užeiti į Facebooko grupę Vlogerė Loreta Mažonė. Ate!